Aš jums dar kartą noriu įrodyti, dėl ko reikia pasitikrinti savo automobilį. Ir nesvarbu, ar tai yra prieš perkant, ar tai yra, kai jūs turit savo automobilį, bet nesat jau pasitikrinę. Tiesiog pasitikėjot pardavėjo žodžiais ir dabar važinėjot su tuo automobiliu. Tai verta pasitikrinti visą laiką, nes dabar pažiūrėkit, ką aš gavau, kokią žinutę gavau iš žmogaus, kuris nusprendė visgi pasinaudoti mano nuolaidos kodu ir pasitikrinti savo ilgai eksploatuojamą automobilį. Rašo man mergina. Labas, ką tik nusprendžiau pasinaudoti tavo CarVertical kodu dėl šventos ramybės pasitikrinti savo seną Mersą ir sužinojau, kad man negalima eksploatuoti savo automobilio dėl gamintojo saugumo atšaukimo. Realiai padėjau užbėgti galimai nelaimiai už akių. CarVertical įžvalga. Šiai transporto priemoniai galioja aktyvus atšaukimas susijęs su saugumo rizika. Daugiau detalių ir naujausią informaciją apie atšaukimą gali rasti oficialioje gamintojo svetainėje. Matė per CarVertical, kad jos automobilis nėra saugus važiavimui, nuėjo į gamintojo svetainę ir ką jūs savo galvojat, būtent taip ir parašyta. Žodžiu, kviečia į saloną pasikeisti airbagus, nes tikriausiai yra kažkoks gamyklinis brokas. Tiesiog turėkit omeny, kad netgi tokius dalykus CarVertical parodo. Jau nepaisant to, kad parodo, ar automobilis buvo daužtas, ar desukta, kiek savininkų automobilis turėjo, iš kokios šalies atvyko. CarVertical padės jums apsisaugoti ir pamatyti visą automobilio istoriją. Taip, kad naudokitės mano nuolaidos kodu CRS20, sutaupykite 20% nuolaidos ir tikrinkitės automobilius prieš perkant ar netgi jau turimą automobilį. Iki sekančių kartų.